nuoseklus ir lygiagretus jungimas. Praeitose pamokose kalbėjom apie uždarą grandinę ir kas yra įtampa, srovė bei varža. Bet komponentus grandinėje galima sujungti bent dviem visiškai skirtingais būdais ir nuo to priklauso, ar tavo lemputės degs ryškiai ar vos vos. Šiandien nuoseklus ir lygiagretus jungimas. Pirmas. Kas yra nuoseklus ir lygiagretus jungimas? 0,20/0,2,50. Tai du būdai, kaip sujungti kelis komponentus, pavyzdžiui, dvi lemputes, toje pačioje grandinėje. Nuoseklus, komponentai sujungti vienas po kito iš eilės, kaip karoliukai ant siūlo. Lygiagretus. Komponentai sujungti šalia vienas kito, kiekvienas turi savo atskirą kelią. Skamba paprastai, bet rezultatas grandiniai visiškai skirtingas. Antras. Nuoseklus jungimas. Dvi lemputės dega blankiau, oranžinė spalva. Pažiūrėkime šitą schemą. Dvi lemputės sujungtos nuosekliai, viena po kitos. Tas pats laidas eina per abi. Ir pastebėk, jos dega ne geltonai, o blankiai oranžinai. Kodėl? Nes bendra srovė, tekanti per visą grandinę, sumažėja. Prisimenat mūsų oranžinį pabaisiuką, kuris vaizdavo varžą. Dabar grandinėje yra dvi tokios kliūtis iš eilės. Dvi varžos, sudėtos viena po kitos. O kai varžos sudedamos nuosekliai, jos susisumuoja. Bendra grandinės varža padidėja. Didesnė varža, mažesnė srovė, blankesnė šviesa abiejose lemputėse vienu metu. Pažiūrėkim per mūsų pabaisiukus. Žalias pabaisiukas, srovė, keliauja laidu ir turi įveikti dvi kliūtis iš eilės. Pirmą lemputę, paskui antrą. Jam tai užtrunka dvigubai ilgiau, kol apibėga visą ratą. Tas pats žalias pabaisiukas, ta pati energija, bet dabar jam reikia praspausti per du pasipriešinimus vienas paskui kitą. Todėl bendras judėjimas sulėtėja ir abi lemputės gauna mažiau energijos, nei gautų kiekviena atskirai. Trečias. Lygiagretus jungimas. Dabar kitas būdas – lygiagretus jungimas. Abi lemputės vis dar prijungtos prie to paties akumuliatoriaus, bet dabar kiekviena turi savo atskirą kelią. Ir štai skirtumas. Jos dega šviesiau, nes tekanti srovė per kiekvieną lemputę yra didesnė. Kodėl? Nes kiekviena lemputė mato pilną akumuliatoriaus įtampą, o ne pusę jos, kaip nuosekliame jungime. Kiekvienas kelias yra nepriklausomas. Vienos lemputės varža neįtakoja kitos. Per pabaisiukus tai atrodo taip. Vietoj to, kad vienas žalias pabaisiukas bėgtų per abi kliūtis iš eilės, dabar du žalieji pabaisiukai bėga vienu metu, poromis, kiekvienas per savo atskirą kliūtį. Nei vienas netrukdo kitam. Bet čia yra ir kaina. Kadangi dabar veikia dvi kliūtis vienu metu, o ne viena, iš viso sunaudojama daugiau energijos per tą patį laiko tarpą. Todėl akumuliatorius lygiagrečiame jungime išsenka greičiau nei nuosekliame. Jis turi maitinti abu kelius vienu metu, o ne vieną po kitą. Ketvirtas. Trumpa santrauka. Nuoseklus jungimas. Komponentai vienas po kito, varžos susisumuoja, mažesnė bendra srovė, blankesnė šviesa, bet akumuliatorius tarnauja ilgiau. Lygiagretus jungimas. Komponentai turi atskirus kelius. Kiekvienas gauna pilną įtampą, ryškesnė šviesa, bet akumuliatorius senka greičiau, nes maitina kelis kelius vienu metu.